Bet kai išvysti periferiją, vakarai sutemsta ir žmonėms nėra ką daryti. Jie tiesiog palikti savo. Štai šioje srityje lieka dar daug darbo savanoriams ateityje. Maltos ordinas ir jo pagalbos tarnyba Lietuvoje savo veiklą vykdo nuo 1991 metų. Tačiau tik labai maža žmonių dalis žino apie mus, mūsų darbą ir savanorių veiklą. Ordinas nėra organizacija, kuri gali pasigirti dideliais pinigais. Jos veiklos esmė – savanoriška pagalba vargstantiems. Aš norėčiau, kad tas savanoriškas darbas būtų pastebėtas ir pripažintas. Taip pat norėčiau, kad mūsų savanoriai turėtų viską, kas reikalinga jų darbui. O tam reikia materialinės paramos bei žmonių, norinčių ją suteikti. Kalbant apie pinigus, tai kitose šalise mes turime labai stiprią materialinę pagalbą ir ją teikiančių rėmėjų. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra net milijonas žmonių, kurie aukoja per metus apie 300 litų mūsų tarnybai įvairiems darbams paremti. Aišku, to kol kas neįmanoma pasiekti Lietuvoje. Tačiau ir čia jau yra nemažai turtingų kompanijų iš užsienio ar Lietuvos. Be to čia jau bręsta vidurinioji klasė, kuri, aš manau, jau galėtų prisidėti savo paramą toms socialinėms grupėms, kurios labiausiai kenčia šiuo sunkiu pereinamojo laikotarpiu. Todėl, manau, yra labai svarbu parodyti šiems žmonėms, kas jau yra daroma ir kas dar turi būti atlikta. Visoje Europoje atsirado daug labai stiprių Maltos ordino atstovybių ir pagalbos tarnybų. Šių savanoriškų organizacijų šiuo metu yra beveik 4000. Kai kurios atstovybė įgijo suverenumo statusą, o tai reiškia, jos tapo tarptautinės teisės subjektais. Taigi Maltos ordinas yra tarsi šalis be tautos ir be žemės. Tai šiek tiek primena Vatikaną arba Jungtines tautas. Mes, ambasadoriai, taip pat dirbame savanoriškai. Mes šalyje negyvename, nesame jos piliečiai. Mes atvykstame ir išvykstame. Tai darome todėl, kad mūsų tikslas – viešinti ir skleisti ordino idėjas, tikslus ir darbus humanitarinėje erdvėje ir ne tik diplomatinėse bendrijose, bet ir bendraujant su šalies valdžia. Visą tai mums padeda darbus atlikti geriau. Jūsų atsikuriančios valstybės pradžioje didžiulį darbą atliko baronas Peteris von Fürstenbergas. Jis buvo pirmasis pasiekęs, kad Lietuvai būtų teikiama humanitarinė pagalba. Jis čia sukūrė Maltos ordino pagalbos tarnybą, padėjo Lietuvai užmegzti diplomatinius santykius su Romoje esančiu didžiuoju magistru. Jis dirbo šį darbą apie 15 metų ir jį atliko puikiai. Sukūrė gerą organizacijos struktūrą, kurią tikiuosi dar plėtoti, sekti barono Peterio von Fürstenbergo pėdomis. Naujasis Maltos ordino ambasadorius jau pradėjo veiklą Lietuvoje, o ji čia plėtojama 100 savanorių Vilniuje ir daugelėje kitų mažų bei didelių miestelių jau ne vienerius metus. Maži žmogučiai auga, o kartu su jais graži viltis, kad šiandien jie, patirdami daug dėmesio ir meilės, rytoj išaugs į didelius žmones, kurie bus visada laukiami.